Tai va. Viešai erdvėje sklinda kalbos, kad buvusi kultūros centro vadovė Nida Lungienė laimėjo bylą prieš savivaldybę, tai yra, kad jie neklastojo dokumentų. Kaip iš tikrųjų yra? Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad byla buvo ne prieš savivaldybę, o prieš Lietuvos Respublikos valstybę. Kadangi Lungienė į teismą padavė jau prokuratūra, o prokuratūra jinai atstovauja Lietuvos Respublikos valstybę. Dėl to teiginio, kad Lungienė laimėjo bylą, aš manau, kad arba mes jau taip nužengę su tokiu nihilistiniu požiūriu į aplinką, kas vyksta, jeigu mes tiek nebeturim sveiko proto, kad gavę teismo nuosprendį, kuriame parašyta, kad teismas nusprendžia, kad šitas žmogus, Nida Lungienė, klastojo dokumentus, kaip sakoma, būdamas sveikame prote ir sąmoningai tai darė ir pripažino, kad tai yra nusikalstama veika ir po to bėgioti po rajoną ir siuntinėti žinutes ir sakyti, kad aš laimėjau bylą, aš protų nesuvokiu. Man tiesiog gėda už tokius žmonės, kurie nesupranta, kad jeigu tave paskelbė, teismas paskelbė, ne kažkas apkaltino, nusikaltėlių, ir tu jautiesi laimėjęs, čia yra nelaimėjimas. Bet kad teismas priėmė tokį sprendimą, tai mane tikrai labai džiugina, nes aš žmogiškai tikrai nenorėjau, kad Lungienė, sakykime, būtų ar nuteista, ar jinai būtų ten kokia nors piniginė bausmė, arba ten koks laisvės atėmimas ar panašiai. Vis dėlto jinai turi nepilnametį sūnų ir manau, kad jinai pakankamai yra nubausta už savo poelgį, jinai buvo atleista iš darbo. Ir tai, mano manimu, tai yra jau didžiulė bausmė. Kad taip humaniškai pasielgė teismas, aš esu tik tais dėkingas teismui už tokį sprendimą.